Ką, labas vėlyvas rytas, 20:11, šeimyniniai reikalai rūpesčiai neleido anksčiau atsidurti prie vandens, aš tai noriu visada ant to rytinio kibimo atvažiuoti. Ne, bet yra kaip yra, naudojamas bet kurio progą, kokią tik turim. Esam vėl prie Kauno marių, vėl gražus, svajingi Kauno marių toliai, fideriukas, norisi atsigriebti šiek tiek ir pasivyti bent šiek tiek kolegas, pagauti tokį, užtaikyti ant tokio gero karšinio kibimo. Viskas gan paprastai ir įprastai, šiek tiek odartuko lervų, šiek tiek musės lervų, gana saldus jaukas šviesus. Na ir paginsim sėkmę. Tikiuosi kažką pavyks pagauti ir galėsiu pasidalinti tais gražiais vaizdais su jumis. Startuojam. Pastarosios valandos mūsų realijos tokie kukiokai ir kiršukai. Didesnis vos vienas papuolė kol kas. Bet aišku, pats vidudienis nieko labai ir tikėtis.
Baigėm savo dienos žūklę. Laikas pasižiūrėti laimikį. Paleisti žuvis. Visa. Nenorėdami viršyti leidžiamų normų kitas žuvelis. Iš karto paleidom. Tiesiog. Tada palikom skiauriai, kad galėtume jums kai ką parodyti. Nu, standartiniai karšiukai, o tokie gražus, vari. Namo. Kitas didesnis. Op. Jeigu dar kažkas kimba, reikia eiti pažiūrėti. Tokie puskačiukai buvo pagrindinė mūsų šiandien duona, galima sakyti, o tokios standartinės įmamesnės galvos buvo 8. Standartas, mes sakome, 700-800 gramų ir viršų. Kas nekeista, geriausiai dirbo musės lervos. Į trūklį reagavo ne taip, ištraukęs ant kabliuko užkabintą sumuštinį musės lervai ir trūklį pastebėjau, kad trūklys buvo paliktas neliestas ir nutampytos musės lervos. Tada kelių spalvų musės lervas kabinau ir rezultatai pagerėjo šiek tiek. Buvo vienas šiandien toks, sakytume, vienas rimtesnis karšių užėjimas, tada per tą užėjimą ir pagavau ten 4 tokius rimtesnius karšius, o visi kiti tokie buvo prašokantis ir nuolat buvo tokie maži plakiukai ir tie puskaršiukai. Jaukas šviesus, saldus, Champion Feedo, atstumas 44 metrai, čia arčiau buvo perkritimas, bet artimoj distancijai nepasidarbavau daugiau, kadangi veiksmas ten vyko tolimesnėje distancijoje, tai kaip ir nebuvo prasmės ten, čia daugiau persimestyti artimesnį tašką, kadangi ten taške praktiškai daugiau mažiau veiksmų lygybės buvo visą vakarą. Tai ką, tai ačiū uždėmesį. Šiokia tokia reabilitacija po paskutinio karto, ir tikėkime, kad susitiksime kitą kartą prie vandens ir vėl su šiokiu tokiu laimikiu. Ačiū Jums.